Irgi į lėktuvą sėdasi žmonės, reiškia keleiviai sėdasi į lėktuvą, a viens tik tai batai, glaudėsi ir po kaklu kažkas tai kabo. Vienas toks prieina, sako, klausykit, jūs ponas, ką jūs čia darot, kažkaip nepatogu, žmonės kultūringai apsirengia visi. O tas sako, panimai, šiandien vizučiai man nesiseka, atvažiavau į šitą aeroportą, mane apvogė, nuringė, liko tik tai trusikai, batai, lošyts visla, mes įsikama. Nu ką, atsisėdo jie į lėktuvą ir taip pasitaikė, kad šalia greta jie sėdi viens šalia kito, tas tęsia toliau, panimai, dabar pamatysi, arba savalioto sparnas sutrūks, arba lėktuvas nukris, pamatysi, man nesiseka, jam nevizučiai. Tas sako, nu baikit, jūs čia panikuot, klausykit, žmonės visi ramiai sėdi, visi lėktuvas naujas gerus, pamatysim, nukrisim, jam nevizučiai. Po minutės į lėktuvo saloną įeina stiuardesė ir sako, ponai ir ponios, prašom nepanikuoti, mūsų lėktuvas krenta tiesiai į jūrą, netrukus visi gausite gelbėjimosi liemenes ir švilpukus rykliams atbaidyti. Nu, aš to apie говорил, я невезучий. Dabar man arba žilėtas prakiurės pasitaikys, arba ryklys bus kurčias.